Labas, Greta. Su jumis pirmą kartą sveikinasi Salantų gimnazijos laikraščio Vilys žurnalistai Greta Ir Rytis. Antradienį visa Lietuva minėjo sausio 13-ąją. Ką tau, Ryti, reiškia ši diena? Man, kaip Lietuvos patriotui, ši diena yra labai svarbi, nes būtent šią dieną 1991 metais lietuviai įrodė, jog nori būti nepriklausomi. Mūsų gimnazija taip pat paminėjo šią dieną, prisijungdami prie akcijos Atmintis gyva, nes liudija. Taip pat per trečią pamoką gimnazijos aktų salėje vyko pilietiškumo pamoka, skirta sausio 13-ąjai paminėti. Joje dalyvavo 1–3 gimnazijos klasių mokiniai. Pamoką vedė istorijos mokytojas Rima Leikytė ir Kristina Sungailaitė-Mockuvienė. Kviečiame pasižiūrėti reportažą. Kaip ir kiekvienais metais, Salantų gimnazija minėjo sausio 13-ąją. Iškilmingame Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjime savo mintimis apie šios dienos įvykius dalijosi istorijos mokytojos Rima Leikytė bei Kristina Sungailaitė-Mockuvienė. Patriotinės dainas atliko gimnazijos skautai, mišrusis ansamblis. Mokiniai žiūrėjo Salantų gimnazijos moksleivių kurtą filmą apie 1991 metų sausio 13-ąją Salantuose. Filme prisiminimais apie šią dieną dalijosi matematikos mokytoja Irūna Angelė Butkuvienė, gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus bei rusų kalbos mokytoja Dalija Sabutytė. Buvo prisiminti ir sausio 13-osios didvyriai, žuvę tą dieną už mūsų visų laisvę. Antrokai gimnazistai kiekvienam žuvusiajam uždegė po žvakutę. 17 metų moksleivis, nušautas, buvo doras ir ramus. Na, o dabar sporto naujienos. Sausio 5 dieną vykusiose futbolo varžybose Salantai lygiosiomis 3-3 sužaidė su Kretingos technologijų ir verslo mokykla. O sausio 12 dieną 7–0 nusileido Kretingos sporto mokyklai. Sausio 14 dieną Salantų tinklinio komanda rezultatu 2–3 nusileido Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos antrajai komandai. Sėkmės kitose varžybose. Šiam kartui tiek. Iki kitų susitikimų. Sveikas, Ryti. Labas, Greta.